Sveiki visi susirinkę, malonu, kad atvykote į Dojus Agro operatorių mokymus. Ir šitie mokymai būtent skirti jums, operatoriams, kaip geriau išnaudoti techniką, kaip dirbti efektyviau ir dar našiau. Operatorius. Ir ar jau senai su džendirinė technika dirbi? Apie 7 metus kažkas. Tai jau patirties yra, ne? Yra. Ir ūkininkas ir operatorius tuo pačiu. Tai kiek metų jau darbuoja su džendirinė technika? Galbūt pirmas? Džendirinė realiai jau 6-7 metų jau negaunasi. Ar buvo kas naudinga, ką naujo sužinojai? Tai atsirado visokie ten atstumo palaikymai, dar ir visokie žemėlapiai, visko pabiški. Lukai, koks būtų pirmas dalykas, kurį naują pritaikytum ūkį, ko iki šiol nedarydavai? TPF panaudočiau, nes anksčiau jo trūko realiai tą automatinių pačių linijų. Tai kaip ir sakėt, namų darbai, visokiose žemėlapiai, derlingų, ribas reikės, svarbiausias svės, kad būtų lengviau darbo metu. Rekomenduotų mokymus kitiem kolegom, operatoriam, ūkininkam? Tikrai rekomenduočiau, nes sužinai daug, išmoksti ir tikrai pritaikoma ūkį. Būtinai reikia. Smagu girdėti, kad buvo naudos. Ačiū, kad atvykai. Ačiū jum. Dėkui. Iki. Jeigu ir jūs norite išmokti naudoti savo techniką visų 100%, registruokitės mūsų operatorių mokymus.